Jonai, koks tavo batų dydis? 51,5. Kodėl pusė? Taip parašyta. Koks dabartinis tavo ūgis ir ar dar augi? Taip pat koks svoris? Dabar ūgis yra mano 20, manau dar augu ir svoris yra 105 kg. Ar nuo vaikystės norėjai žaisti būtent krepšinį? Taip. Jonai, ar ateisi bent į išleistuves Mykolo Biržiškos gimnazijoje? Taip, pažadu ateiti, bent nors į išleistuves. Koks tavo mėgstamiausias patiekalas? Cepelinai su smetana. Ar tau nebaisu žaisti su žymiai vyresniais žaidėjais? Ne, nebaisu, tiesiog žaidi ir tiek. Jonai, ar esi išbandęs save kitose sporto šakose, jei taip kokiose? Mokykloje teko žaisti kvadratą, gan gerai sekėsi, bet pasirinkau vis dėlto krepšinį. O kada supratai, kad nori žaisti krepšinį ir iš to gyventi? Kai atėjau į pirmą treniruotę krepšinio. Kada tai įvyko? Senai vieną žiemos vakarą. Tavo idealas yra Dwightas Howardas. Ar gali įsivaizduoti po 5 metų krepšinio aikštelėje save konkuruojantį su juo? Galbūt, tik tai dar man reiks labai daug kartų įžengti į štanginę. Sakoma, kad žvaigždžių liga greičiausiai užpuola jaunus žmonės. Kaip pavyksta atsiskratyti? Aš nežinau, kas ta žvaigždžių liga. Ar daug kartų teko atsitrenkti į viršutinę durų staktą, nes Lietuvoje standartas 2 metrai? Tenka daug kartų, net į dieną kokius 2 kartus. Esi jauniausias Lietuvos Ryto žaidėjas. Kaip jautiesi komandoje? Komandoje jaučiuosi gerai, mane palaiko, komandos draugai. Draugiškai sugyvenam ir viskas gerai, gražu. Kuo užsiimtum gyvenime, jeigu nežaistum krepšinio? Turbūt mokyčiausi. Ką veiki laisvalaikiu? Miegu.